čia yra. Va. Taigi pasižiūrėjome, kas čia buvo. Kas buvo prieš tai? Čia buvo, dabar žiūriu, įsidėliojo video. Kas tarp jūsų yra, kad jūs ne kartu? Kas buvo praeitie? Kartų pažas, konfliktas, pletkai, nuogirdos, nepasitikėjimas vienas kitų, gal netgi išdavystė. Tai buvo tarp jūsų ir dėl to jūs ne kartu dabar. Kas yra dabar tarp jūsų? Traukia vieną prie kito, jūs labai vežate vienas kitą, jūs viens apie kitą galvojate, viens kito nepamiršote. Santykius galima atnaujinti, bet tam reikalingas pokalbis, aiškumas, mes kartu ar ne, mes įsiskyrėme ar ne. Jeigu mes įsiskyrėme, tai einame kiekvienas savo, o jeigu mes neįsiskyrėme, nes mes vienos kito pasiilgome, mes ilgimės vienas kito, vadinasi reikalingas pokalbis, kad santykiai būtų atnaujinti. Ir pasižiūrime, kas kitos perspektyvos kokios šitos poros. Labai didėja arkanai, tai svarbu, šiandien tai yra labai svarbu. Kažkada buvo pletkų lygyje, viskas tokio hihi-haha, o dabar tai pasidarė svarbu. Na ir kokios perspektyvos šitos poros laukia. Tik pasižiūrėkite, tas pats arkanas, jėga. Čia jėga vienoj kaladė, čia jėga kitoj kaladė. Ir perspektyvos tokios, kad mes ir toliau, tiksliau, ieškosim vienas kitą ir ilgėsis partneriai, ilgėsis vienas kito ir kažkuris vienas neištvers. Kažkuris vienas to ilgesio neištvers ir įvyks šitasgi lūžis. Santykiuose įvyks lūžis. Tai bokštas. Bokštas yra pasikeitimas staigus, permainos santykiuose įvyks staigiai ir į kurią čia pusę įvyks? Taurių riteris. Susitaikymo link. Permainos įvyks susitaikymo link. Jūs susitaikysite. Jeigu yra ilgalaikė pauzė ir jūs apie viens kitą galvojate, bet nenusileidžiate vienas kitam, tai šita korta rodo, kad kažkam kantrybė truks. Ir įvyks susitaikymas, pokalbis įvyks. Ir jūsų santykiai bus emociškai šilti, atsinaujinantis ir tai bus brandų santykiai, tai bus teisingi santykiai, jūs čia jausitės brangenybė, vienas kito brangenybė. Pagal šitą kortą jūs patirsite džiaugsmą, kad jūs pagaliau atradote vienas kitą ir vyriškis pagaliau turėtų atskleisti savo jausmus. Taip, taurių karalius yra mylintis karalius ir mylimas karalius. Tai va, tai tokia dėlionė. Kodėl jūs ne kartu ir kas jūsų laukia. Ačiū.